Tiek gerumo ir pozityvumo, kiek Indrės ir Mindaugo šeimoje, prisipažinsiu, seniai bemačiau. Gal neieškojot, labai pamokančiai ir matyti teisingai, sako šeimos tėtis. Todėl rekomenduoju šį pusvalandį pabūti su šeima, kuriai kiekviena iškilusi problema tai tik dar viena bala, per kurią visada yra op. Tad pradžiai apie mamą, Indrę, kuri bemaž 26 metus gyvena šešėlių ir kontūrų pasaulyje. 10 metų aš sirgau sunkiu gripu ir paskui turbūt pusmečio bėgyje tas regėjimas silpo ir nusilpo iki 7% maždaug likučio. Pavasarį man turbūt pradėjo silpti ir po to vasarą, mokyklos nebuvo, kaip ir tokių mažiau reikėjo, bet po to aš pajutau, kad aš lyg skaityti nebemoku, man kažkas neišeina su skaitimu, nors puikiai iki tol skaičiau. Ir tada va taip ir supratom. Tai va kažkaip ir mano, ir tėčio, tėvų abiejų įsispyrimas buvo, kad mokytis viduriniai mokykloje. Sunku buvo? Tai buvo nelengva, bet irgi įmanoma, pasirodo. Barikada visiems sunkumams buvo Indrės tėvelio kantrybė ir tėviškas tikėjimas. Galima sakyti, jie 2 kartu pabaigė vidurinę, jo išrūpinimu Indrė įgijo profesiją ir netgi aukštojo mokslo laipsnį. Žinot, mano amžiui tai jau mokytis turbūt nelabai kas išeina, aš kaip tas sugedęs automatas galiu, per vieną ausį eina, per kitą išeina, o pavyzdžiui, jį turėjo labai gerą atmintį, jai reikėjo vieną kartą gyvenime tik išgirsti kažką ir tai užsifiksuodavo. Taigi nebuvo sunku. Bet juk reikėdavo sėdėti vakarais, įskaityti tuos tekstus į diktofoną, juk tai medicininiai terminai. Taip. Lotyniški terminai. Taip, pirkom žodyną. Pradžioje irgi, kai pirmą kartą atsinešė lotynų kalbą, pavyzdžiui, iš anglų kalbą, šiek tiek, beviltiška, teko pirkti žodyną, nes negali padaryti kažkokio pratimo be žodyno. O Mindaugas, sutikęs Indrę matyt, iškart suprato radęs savąjį lobį, o mums tik šmaikščiai pajuokavo. Paprastai juk vyrai bėga nuo sunkumų, o jūs nėrėt stačia galva. Nes tai čia dar 3 metus padraugavom. Ne visai taip stačia. Šeimos medį puošia 2 atžalėlės. Tai 11 labai drąsi ir miela Skaistė ir namų džiaugsmas Jurgis. Tai apie jį mums laišką parašė Mindaugo sesuo. Vasaros pabaigoje taip jau man kilo įtarimas, nes labai kažkaip troškulys vargino jį, labai daug gerdavo, bet atrodo vasara karšta, lyg ir gal ir nieko. Ir labai apetitas buvo ypatingai padidintas. Ir aš tiesiog žinojau šiek tiek apie tos dalykus ir man jau kėlė įtarimą ir kreipėmės. Dar mes buvom suplanavę pirmadienį važiuoti, bet šeštadienį jau pajautėm, kad amoniako kvapas iš burnos ir silpnumas, toks kaip lyg temperatūros turėtų, bet temperatūros nebuvo ir iš karto išvažiavome į priėmimą. Į reanimaciją, kadangi cukrus buvo 39, tai jau ypatingai aukštas, iš karto į reanimaciją. Jau priėmime daktarė užsiminė, bet sako, dar aš negarantuoju, bet kada jau reanimacijoje gydytojas iš karto praktiškai po 15 minučių ten buvimo jisai mums pasakė, kad tai yra cukrinio diabeto pradžia. Čia buvo mums didžiulis smūgis. Mums šiemet 2 smūgiai. Pirmas dalykas, kad mirė mano žmona, Indrės mama. Tai jau buvo didelis smūgis, bet kai susirgo Jurgutis, buvo dar baisiau. Mes supratom, kad tai visam gyvenimui. Ar labai pasikeitė jūsų gyvenimas su lig Jurgučio diabetu? Ne, tai kaip čia dabar pasakyti. Aišku, kad pasikeitė, vis tiek reikia priežiūros daugiau, maistą reikia tą visą kontroliuoti, žiūrėti, normuoti. O visa kita, prisidėjo dar vienas rūpestis. Ar jau apsiprantat? Kaip ir taip jau. Pradžiai tai buvo taip labai, kaip pasakė daktarai, tai buvo taip kaip ir šokas. Bet dabar nieko. Ko labiausiai bijojot? Ir dabar bijau komplikacijų.
Tai čia yra baisiausia. Ar tau nebaisu yra durti į pirštuką broliui? Ne, pirmą kartą buvo baisu ir antrą, bet dabar tai visai pripranti ir gerai. Ar manai jam neskauda? Nu, aš pati savo buvau dūris, kai adatėlę mama pakeitė, nu nelabai skauda, galima priprast. Ar leidžiasi tau Jurgis? Leidžiasi. Nu, žiūrint, kada jeigu ten labai verkia arba iškart po miego, tai būna susierzinęs, leidžiasi paskui vis tiek. Beje, Skaiste, o tu žinai, ką galima ir, pavyzdžiui, kiek galima arba negalima Jurgučiui valgyti? Taip. Nu, ką galima jam? Nu, jam gali mėsą, bet nekepta, troškinta arba virta, jam galima bulvės, bet jis jų nelabai mėgsta. Galima jam, reikia jam duonytės, būtinai reikia. Nu, vat įvairiai šiaip tais galima ir sriubos kokos, nes burokų, visokių daržovių. Kartais galima ir banano, kai jau labai nukrenta po miego cukrus. Tai va vienintelis jo saldumas burokas ir bananas. Burokai būna saldus? Taip. Jūs neragavot? Ne. Šiek tiek saldus. Nu, tai kai jam va dabar nėra ką valgyti, vis tiek jam jau saldainių negalima. Kai anksčiau abu valgydom, tai ką dabar daryti? O ko negalima jam? Nu, va, negalim saldainių, va, per daug, nes gali užkilti ir koma. Negalima jam per daug, va, pavyzdžiui, va, tos mėsos. Nu, va, įsiek, kas per daug, tas nesveika. Jam turi būti būtinai, pavyzdžiui, po pietų 15 angliavandenių, ne daugiau. Bus 25, bus blogai. Labai blogai. Bus dar daugiau, tas pats blogai. Bus mažiau, vėl blogai. O tu saldainius pasikavojus valgai? Ne. Jis jau priprato. Taip, jis priprato, aš, pavyzdžiui, padedu ant kokios lentynėlės, jis net jų neima. Jis žino, kad jam bus popas, skaudės. Aš prie jo valgau. Jis tik žiūri sesės, ne Jurgio. Ir viskas. Reik pripratinti jį vis tiek. Žiūrovui noriu dar kartą priminti, kad cukrinis diabetas nėra pagydoma liga. Tačiau medicininių technologijų pažanga leidžia žymiai kokybiškesnę jos priežiūrą ir išvengti skaudžių komplikacijų. O kuo skiriasi tie gydymai? Gydymas penais ir... Ar ligos priežiūra, tiksliau? Penais ir pompomis? Pompa iš tikrųjų šiai dienai yra tobuliausias insulino leidimo būdas. Jis skiriasi tuo, kad tai yra leidžiamas insulinas po oda pastoviai, norimų greičių. Žodžiu, yra bazinis insulino kiekis leidžiamas, bazė skiriasi paros bėgyje. Naktį, sakykime, paaugliams yra poreikis daug didesnis paryčiui dėl brendimo. Todėl leidžiant prailginto veikimo insulinus, to imituoti neįmanoma sveiko fiziologinio insulino sekrecijos fiziologinės. O pompų pagalba galima užprogramuoti bazinį insulino leidimą, taip kaip yra praktiškai kuo arčiau fiziologinės insulino sekrecijos. Taip pat galima leisti labai nedidelėm dozėm, tas yra labai svarbu mažiem vaikam. Žingsniukas yra nuo 0,05 vienetų per valandą. Va, tai pasiekti vėlgi insulino injektoriais, insulino injekcijom yra labai sudėtinga, praktiškai neįmanoma. Tai va, ir leidžiant insulino pompom, žinoma, vienas iš didelių privalumų yra tas, kad sumažėja dūrių kiekis. Nes leidžiantis insuliną injektoriais vaikas patiria nuo 4 iki 5, net ir 6 injekcijų per parą. O leidžiantis insulino pompą kateteriai keičiami maždaug kas 3 dienas. Tai žinoma yra didelis skirtumas, ypatingai mažiem vaikam tas yra labai svarbu. Nu, sunku aišku susitaikyti, visiems buvo su ta liga. Dabar kaip apsipratom, atrodo, kad vaikas vis tiek sveikas, gyvas, nu tik tai tiek, kad reikia pastoviai tikrinti cukrų ir insuliną leisti.
Vyras daug labai padeda visada jisai ir dėl vaikų, ir dėl namų, nu, jis labai daug padeda. Jisai tikrai ir myli labai vaikus, nu, jam irgi ta liga buvo labai didelis šokas, bet po to jisai sako, žiūrėk, kad Jurgis visai toks pat kaip ir buvo. Taip, sakau, jisgi nepasikeitė. Kur eisim? Čia.